Labą dieną. Ir vėl aš čia vaikštau miškais. Pasirodo, kad čia kažkoks pavasaris, bet ne kaip pavasaris. Apie 0. Prisnigo. Nors užvakar buvo +16. A, čia normalu. Nemanau. Tai, bet reikia džiaugtis viskuo. Gal čia paskutinis sniegas šiemet pavasarį. Tai reikia pavaikščioti riemę. Nes kai bus karšta, rėksim, kad karšta. Vienu žodžiu. Tai kažkaip čia su Hebra kalbėjom apie psichologus. Daug kalbėjom. Ir ar apsimoka psichologai, ar neapsimoka, ką jie gali padėti, ką negali. Ar pakanka tik tai sportuoti, sveikai maitintis ir nieko tau gyvenime nereikės jokio psichologo. Ir problema yra tame, kad viskas labai individualu. Iš tikrųjų, kam problema, kam ne problema. Tai viskas yra žiauriai individualu. Ir kai tu sakai tik iš savo perspektyvos, tarkim, man padėjo tiesiog pasportavau, viskas okei. Ir man nereikėjo jokių psichologų. Tai labai yra džiugu. Aš suprantu, kad sportas tai vienareikšmiškai ir sveika mityba išvalo kūną, o sveikame kūne tai sveika siela. Bet viskas nėra tik tai taip. Tai tu taip sporto metu išvalai kortizolę, to streso hormoną, tada geriau biški smegeniniai. Tada tu biški įgauni formą, sustiprėja kūnas. Tada tu tampi labiau pasitikinti savim. Ir viskas su tokiai. Bet nereiškia, kad kažkurio gyvenime periodų nereikia specialisto, galbūt kartais nešališko pagalbos. Aišku, visada yra niuansų. Visada yra niuansų. Buvo ir bus niuansų. Gal dažnai tas stereotipas atsiranda, kada žmonės nelabai randa savo tinkamą psichologą. Čia yra niuansų irgi. Kai tu klaidžiai pas mane patirtis irgi, atsimenu, kai ten 14 metų pirmą kartą pamačiau psichologę, kuriai atrodo reikėjo pačiai psichologo pagalbos ant ligoninės. Psichologė buvo, kuri pilka visa, akis juodos ir aš vaikas atėjęs, man pirmas įspūdis žiauriai blogas buvo. Ir aš nuo to karto, nežinau, iki pat kol suaugau, žiūrėjau labai skeptiškai. Tai viskas yra nuo pirmo įspūdžio. Ir kaip tu įgauni tą patirtį. Kitas niuansas yra labai sunku atrasti psichologą, kuris tau tinka. Daug kas sako, kad jo, tai čia tiesiog draugelis, mes susitinkam, ten pagiriam, pabaliavojam, pasikalbam, bet niekada nebus taip, kaip tu sprendi situacijas blaivių protų. Net ir blaivių protų su draugu. Tu gali kažką apkalbėti, bet vis vien. Kažkur, kažkaip visi mes skirtingai viens kitą suprantam ir geriausia, kad būtų neutralus žmogus šone. Objektyvus, neutralus, kuris padėtų tau priimti atsakymą į tau vidinį iškilusį klausimą, o ne kažkoksai tais draugas, kuris, aišku, tave galbūt dar geriau pažįsta, bet nereiškia, kad jis iki galo irgi yra objektyvus ir panašių situacijų sprendęs. O su psichologais, tai jie tikrai daug mato visokių problemų. Tai čia yra irgi vienas iš niuansų. Tada visi sako, kad čia babkių mėtymas, kad kažkur gali geriau investuoti. Tai čia vienas iš argumentų, kad tu visada gali kažkur investuoti, bet reikia suvokti, kad į save investicija yra lygiai tokia pati svarbi, kaip kad sveikesnį batoną nusipirkti ar tenai maistą. Tai, nes mes esame vis tiek dualūs, ne? Ir kūnas, ir siela, ar tenai kažkokia pasąmonė, nežinau, kaip jau interpretuosit patys ir kuom tikit. Tai tą žinoti, kad
psichologas gali būti lygiai taip pat kaip koksai hobis, kur tu pasportuoji, ar tu tenisą eitum, ar tu padelį eitum, ar kad tai yra irgi investicija ir kaip ir hobis, kuriame tu gali augti kaip žmogus. Bet augti į gylį. Ne apie išorę, ne apie fizinius parametrus, ne apie ne testosterono kortizolio išvarimą, bet jau apie gylį. Aš manau, kad psichologo ir šiaip savianalizės vidinės apie tai, kaip tu jautiesi, kaip tu gyveni, kuom tu gyveni, pagrindinis pliusas yra emocinio intelekto lavinimasis. Ne apie tai, kaip tenai nuėjau vieną kartą, nuėjau 2 kartus ir man dabar turi padėti psichologas, nes jisai specialistas, aš sumokėjau ten 100 eurų už 2 seansus ir viskas. Man arba duoda dabar atsakymus, arba viskas. Tai psichologai būna 2 tipų. Vienas tai yra tas psichologas tiesiog, kuris ateina, paklauso tave ir tau duoda iš karto atsakymus. Kitas yra psichoterapeutas, kuris tave tik tai veda savianalizės keliu ir tu po truputėlį aiškinėsi, apie ką tu esi, link kur tu nori eiti, kaip tu jautiesi kiekvienoje situacijoje. Ir taip po truputį auga emocinis intelektas ir savęs supratimas, suvokimas. Ar tu dabar esi geroj vietoj, ar tu esi blogoj, kodėl esi nelaimingas kažkurio momentu, galbūt kažko tais trūksta, jaučiasi tas trūkumas, ar santykiuose, ar šeimoje, ar darbe, nesvarbu kur. Ir tada pagrindinis dalykas yra, kada tu išmoksti save pažinti ir šiek tiek paaugi emociškai, bent jau tas pirminės emocijos, ne, kada ką tu jauti. Va tada atsiranda stebuklingas dalykas, kito supratimas. Nes kol tu iki galo savęs nepažinsi, niekada kito nesuvoksi, nesuprasi, nematysi. Tai yra investicija ne tik į save, bet yra investicija į aplinką, į tavo laimingesnę galbūt aplinką. Kai tu pažindamas save, pažinsti ir kitą. Nes mes esame vis tiek visi apie tą patį, visi esame žmonės. Tai jeigu dvejojam, abejojam kažko, nesuprantam savęs, tai niekaip negalėsim suprasti ir kito. Ir ar tu būtum santykiuose, ar tu būtum darbe, irgi, visur yra santykiai. Tik tai jie skirtingi, romantiniai, kolegų, draugų, šeimos, visur yra santykiai. Ir kada tu iš tikrųjų išmoksti paaugti emociškai, tau daug paprasčiau suprasti ir kitus, kuriem galbūt ten skauda, kurie eina šiek tiek kitokiu keliu. Nebūtinai tokiu pat kaip tavo, nereiškia, kad jie ten blogesnių kelių eina, geresnių kelių eina. Nėra iš vis jokio vertinimo. Tiesiog yra supratimas, galbūt labiau iš empatinės pusės. Tai šiek tiek gal reziumuojant, aš manau, kad pagrindinis ir yra dalykas, kad savianalizė ir ėjimas gilin, aiškinimasis, suvokimas savo emocijų, savo būsenos yra labai naudingas dalykas. Ir nereikia taip stereotipiškai žiūrėti, kad jeigu tu eini analizuoti save, tu jau esi biškai psichuotas. Ar kažkoksai, nežinau, netoks kaip visi. Nes paprasčiausiai yra gyventi kasdieną su tom pačiom problemom ir jų nekasti gilin, tų šaknų net neieškoti, nesigilinti. O kada tu pabandai, tada supranti, kad ten yra labai daug ką kasti, daug kur yra gilintis, visi turim kažkokių gyvenime niuansų, kuriuos reikia įspręsti vienu ar kitu. Ir kaip ir sakiau, nesvarbu, ar būtų profesija, ar būtų bet kas.
Tiesiog. Be abejo, šiais laikais yra labai daug turinio, galim tai daryti ir tiesiog YouTube žiūrint. Bet atsiminkit, kad visur yra gyvenime mainai. Net ir pas psichologą tu atėjęs darais mainus. Nereikia žiūrėti, kad visada tu viskas turi grįžti kažkokią tai materiją, kur tu dabar dariau pinigus, dabar man viską, tu duok atgal greitai, duok atgal. O iš tikrųjų jisaigi tau skiria ir laiką, jisai ir sėdi. Tu atėjęs sėdi, jūs bendraujat, jūs augat abudu vienu metu. Ir tiesiog vertinti pagal tą prizmę, kad aš sumokėjau, dabar man staigiai padėk. Yra tolygu save uždaryti į tą dėžutę, tokią pačią, kaip kad tiesiog net neiti. Ir neaugti. Emociškai, empatiškai ir visaip kitaip. Tai aš linkiu šiek tiek labiau praplėst požiūrį, nebijot, nevengti, ieškot. Iš karto kažkokių tokių nesidėti klišių, kad čia psichas, čia pinigų švaistymasis, čia jie patys, taip, psichologai irgi serga depresijom, jie yra tarp žmonių tokių pačių ir jie irgi yra žmonės. Psichologai eina pas psichologus lygiai taip pat. Įsivaizduokit, jūs dabar klausytumėt visą parą, kaip kažkam yra blogai. Ir nelabai galėtum pakeisti to. Tai ir apima depresija, apima neviltis. Tai būkit bent jau jūs. Jeigu ateinat pas psichologus, kažką būkit tas šviesulys, kuris atėjęs nereikalaukit, o tiesiog mėgaukitės pačiu procesu, džiaukitės laiku ir supraskit, kad tai yra tokia pat investicija, kaip kad ėjimas į baseiną, salę, kažkokį sportą, hobį, piešimą, dainavimą. Tai yra viskas apie tave. Čia yra svarbiausia. Lavinkit save ne tik išorę, bet ir į vidų. Sėkmės. Tikėkimės, kad pavasaris biškai greičiau ateis, negu dabar yra. Tai svarbiausia nežūdu dabar, iki kol šilta bus. Tai ačiū visiems, kad iki galo paklausėt. Tikiuosi, kad kažkiek gal naudos bus, kažką palies, gal kažkas priims tada sprendimą. Faina, sau. Dėl savęs visų pirma, ne dėl kažko kito, vis pirma dėl savęs. Kada būna žmogui gerai, tada būna visiems gerai. O čia yra, kada sprendi savo problemas gyvenime, sprendžiasi ir aplinkos problemas. Tai nuostabios jums dienos ir būkite visi sveiki ir laimingi. See ya.